kuopos kariai. Nešama Lietuvos Respublikos vėliava. Jos seka Lietuvos karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras. Štai ir čia žengia kariai savanoriai, Lietuvos aukščiausiosios tarybos gynėjai, o taip pat karo rekonstruktorių klubas. Iš paskos žengia Lietuvos Šaulių sąjunga. Pasveikinkime juos plojimais, brangieji. Lietuvos savanoriai kūrėjai nuo 1918 metų su 41 metų sukilimu ir Lietuvos valstybės atkūrimu. Pasveikinkime Lietuvos kariuomenės savanorius kūrėjus. Savanoriškos krašto apsaugos pajėgos, tai mūsų rezervas, mūsų pasididžiavimas. O štai mūsų rikiuotėje žengia kovojančios Ukrainos atstovai. Pavyzdžiui, Vilnia Ukraina. Ukraina, kaip žinote, šiuo metu tikrai rytuose apimta didžiulio konflikto. Kaunas, Lietuvos širdis. Kaip žinote, Kaune gyvena didžiausias būrys tremtinių, daugiau kaip 3000 tremtinių. Nors metai bėga, Kauno tremtiniai nesensta dvasia. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės šilutės filialui jau ne pirmą kadenciją vadovauja Antanas Balvočius. Filialas rūpinasi laisvės kovų įamžinimu. Štai prieš 70 metų, 1972 metais įvyko paskutinis masinis trėmimas į Sibirą. Paskutinis todėl, kad jau netrukus 53-aisiais kovą mirė Stalinas. Ko gero trėmimų būtų buvę ir daugiau. 1947-aisiais Lietuvoje prasidėjo kolektyvizacija, sugriovusi Lietuvos kaimą, tą mūsų gyvybės ir atsinaujinimo šaltinį, sukėlusi didžiulę pasipriešinimo bangą, o to pačiu lėmusi didžiuosius trėmimus. Tai yra 48 metų Vesna, 49 Priboj, 51 metų Osenį. Taigi, mylieji, prisiminkime mūsų tėvus ir senelius, brolius ir seseris, kritusius pasipriešinimo kovose, negrįžusius iš lagerių ir tremčių, išėjusius Anapilin. Jų atminimą pagerbkime tylos minute. Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai padės gėlės prie kankinių memorialo Ariogalos kapinėse. Juos palydės jaunieji Ariogalos šauliai. Kazys Reklys kelionė kartų bėgęs Baltijos keliu nuo Vilniaus iki Talino, keletą kartų bėgęs iš Lietuvos į Dariaus ir Girėnų žūties vietą Lenkijoje, o štai 11 kartą bėgantis Algirdas Kapušinskas jau įkopęs į 9-ąją 10 metų. Netoli jo dar 3 kauniečiai, taigi vaikai, seneliai, anūkai ir tikrai yra graži grupė iš Prienų. Prieniškiai vadovaujami tremtinių dukteros Aldonos Ivanauskienės reguliariai dalyvauja šiuose žygiuose. Taigi, mylieji, štai šią mūsų simbolinę ugnį Dėkoju visiems, puoselėjantiems pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą. Ačiū už perduodamą gyvą atmintį ir įkvėpimą savais darbais liudyti meilę laisvai Lietuvai. Tegul šis sąskrydis tampa jūsų prasmingų susitikimų ir nuoširdaus bendravimo švente.
Skambiai apdainuokite praeitį ir stiprinkite ateitį. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Dėkojame Jos Ekscelencijai prezidentei ir į sceną kviečiame gerbiamą Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Gerbiami Lietuvos žmonės, su specialiu laikraščiu Tremtinys pasitiko šiandien šis susitikimas su Lietuva širdį. Šiandien visi čia susirinkusieji, tikiu, yra su Lietuva širdį. 7243 užsiregistravusieji. Visus juos čia sveikinu. Mūsų šeimą, mūsų artimuosius palietė 7 tremties atvejai. Vienas nenuvažiavo iki tremties ir vienas dar negrįžo iš tremties. Šiandien mes esame laimingi, nebūdami nepriklausomi nuo tremties. Šiandien mes esame ir džiaugiamės mūsų laisvą šalimi. Leiskit į tėvynę. Ši daina, ši giesmė skambėjo taip, bet aš manau, kad mes neturime ateityje turėti tokių prašymų arba tokių pageidavimų. Mes turime visą laiką turėti savo tėvynę Lietuvą. Šiandien mes čia susirinkę įvairių partijų žmonės, bet šiandien mes čia susirinkę visi su viena partija. Partija, kuri vadinasi Lietuva. Lietuva, kurios pagrindus dėjo ir tokie kaip Adolfas Ramanauskas, Vanagas, kuriam New Britain mieste, jis kilęs iš to miesto Amerikoje, sutarėme pastatyti paminklą kaip jo gimtinėje. Šiandien turime dovaną, turime laisvę, turime Lietuvą. Tegul visus mus vienyje ši dovana. Su šventėjus, su mūsų laisvės švente. Ačiū. Gerbėmiai Lietuvos tremtiniai ir politiniai kaliniai, šio renginio dalyviai. Galimybė šiandien kreiptis jūs man reiškia labai daug. Mes negalime užmiršti skaudžios mūsų šalies istorijos, kurios gyvi liudininkai esate jūs, žmonės, kurie už savo įsitikinimus ir meilę tėvynei sumokėjo aukščiausią kainą, paukodami savo laisvę, sveikatą ir net gyvybę. Tai, kad meilė Lietuvai ruseno jūsų širdise, toli nuo namų, yra gyvas pavyzdys mums visiems. Noriu padėkoti jums už tvirtybę, neblėstančią meilę tėvyniai. Ledinis Sibiro šaltis, išardytos šeimos, ilgos kelionės gyvuliniais vagonais, nežmoniškos sąlygos jūsų nepalaužė. Aplink save matau daug degančių akių ir suprantu, kad mes laimėjome. Šias žiaurias represijas organizavęs režimas žlugo ir mes turime padaryti viską, kad tokie nusikaltimai ateityje nepasikartotų. Tai galime padaryti tik vienu būdu. Ir Lietuvos visuomeniai, ir pasaulio bendruomeniai nuolat priminti šios nusikaltimus, nesitaikstyti su bandymu perrašyti istoriją ir juodinti represijas patyrusius ar už Lietuvos laisvę galvą padėjusiems žmonėms. Noriu dar kartą padėkoti jums ir palinkėti sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, ilgų gyvenimo metų. Saulius Skvernelis. Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, eminencijos arkivyskupai, gerbiami eksministrai, buvę ir dabartiniai Seimo nariai ir gerbiami sąskrydžio dalyviai, palaikantis ir gerbiantis tremtinius, brangus tremtiniai, politiniai kaliniai ir partizanai. Sąskrydyje su mumis dalyvauja ir misija Sibiras ekspedicijos dalyviai, Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos, šaulių atstovai bei kiti garbūs svečiai. Kai kitų metų vasario 16 dieną Lietuva švęs savo 100-mečio jubiliejų, Lietuvos politinių galių tremtinių sąjunga Liepos 29 dieną minės 30 metų jos įkūrimo sukaktį. O šiandien čia, Ariogaloje, vaizdingame Dubysos slėnyje į savo tapusią jau tradicinę šventę, su Lietuva širdį, jau 27 kartą susirinko buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai
ir visi juos gerbintys Lietuvos žmonės, kuriems svarbi mūsų šalies laisvė ir nepriklausomybė, kuriems svarbu išsaugoti laisvos kovų istoriją ir perduoti ją jaunai kartai. Tai gražiausia, laukiamiausia ir iškilmingiausia mūsų šventė. Tikiu, kad tarp mūsų šiandien yra nemažai ir tų, kurie buvo ir prisimena pirmuosius daugiatūkstantinius sąskrydžius, kurie vadinosi Laisvės ugnis ateities kartoms. Ir dabar prašau labai trumpai, kas buvote pirmame, antrame sąskrydyje, pakelti rankas ir pamojuokit. Jeigu kas stebit, matote, dauguma mūsų, mes esame stiprus, ištvermingi, mūsų Sibiras užgrūdino ir esame jau 27 kartą čia. Dalyvaudami šiame sąskrydyje mes parodome visai Lietuvai, kad mūsų yra dar labai daug, kad mes esame pasiryžę ir galime daug padėti mūsų šalies laisvės ir nepriklausomybės išsaugojimo darbuose. O čia, gerbėmieji, mes turime patirtį, nes jau esame susidūrę su Stalino teroru ir todėl su didžiuliu skausmu prisimename, kaip siekdama sunaikinti lietuvių tautą ir palaužti pasipriešinimą sovietų okupacinė valdžia be jokio gailesčio trėmė gyventojus į pražūtį. Todėl meldžiame Dievą, kad daugiau tai niekada nepasikartotų. Nes sovietų okupacija visiškai sunaikino Lietuvos ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. O talentingiausiai krašto žmonės buvo nužudyti, ištremti, dvasiškai palaužti. Na ir dėja ne ką geriau klojosi tie, kurie ir buvo likę Lietuvoje. Kalbant apie Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos veiklą, jos pagrindinė veikla yra tokia – tautinė, patriotinė, švietėjiška, socialinė bei kultūrinė veikla. Ir siekdama įgyvendinti savo tikslą, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga tautinėje, patriotinėje, švietėjiško veikloje siekia atkurti visų patirtų okupacijų istorinę tiesą apie pasipriešinimą ir įamžinti žuvusių laisvės kovotojų ir tremtinių atminimą. Ir vienas iš trokštamiausių mūsų norų visų laikų kovotojams už Lietuvos laisvę paminklo su memorialu pastatymas Vilniaus Lukiškių aikštėje. Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga nuolat seka ir domisi Lietuvos ir kitų šalių politinę situaciją ir teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas, rezoliucijas bei pareiškimus. Ir šiame 27 sąskrydyje teikiame bendram sąskrydžio dalyvių pritarimui 3 mūsų paruoštas ypač aktualias šiam laikmečiui rezoliucijas bei 2 pareiškimus. Pirmoji rezoliucija pagarsinčia šią dėl grėsmių Lietuvos saugumui atrėmimo. Mes kreipėmės į Lietuvos prezidentę, Seimą, vyriausybę ir raginame artimiausių laikų padidinti Lietuvos kariuomenės skaičių bent iki 30 000 ir įkuriant 2 naujus batalionus. Ir padidinti krašto saugos finansavimą nors iki 2,2% bendro vidaus produkto. Sveiki, labai gerbiami ir mylimi žmonės. Kiekvienas susirinkimas kasmet čia, šioje vietoje yra reikšmingas pats savaime ir jis yra taip pat simbolinis. Mes ne tik čia esame, mes esame kaip Lietuva. Prisimenant amžino atminimo veteraną Antaną Lukšą, čia kaip niekur kitur žmogus prisimeni jo tvirtą ir nuolatinį šūkį – laikom frontą. Turėkim tą frontą širdyje, taip kaip kalbam apie Lietuvą širdyje. Lietuva ir yra tas laisvės frontas. Laisvės būti savimi, būti ore, garbinga tauta, nepataikaujančia ir nepaperkama. Ir tai turi būti principas mūsų visos visuomenės ir visos tautos, visos valstybės, kuris nuolat yra egzaminuojamas. O gal pavyks jos papirkti,
O jeigu ne visus iš karto, tai po vieną, tai grupelėmis, tai kokiomis nors intrigomis ir kiršinimais. Ir taip mes turime matyti ir matome, kad frontas yra visą laiką. Tai nėra apkasų linija kada nors senovėje. Dabar ta linija ir frontas eina per kiekvieno širdį, per kiekvieno protą. Štai vienas dalykas, ką aš tikrai norėjau čia pabrėžti, prisimindamas Antaną Lukšą ir visus kovotojus, ir tuos, kurie dar yra tarp mūsų, ir kurių jau nėra, bet jų dvasia turi būti gyva ir turi būti palaikoma. Mes, ačiū. Susivokime, aš manau, kad susivokėm mažiausiai tie, kurie čia yra šitame slėny, kad esame kariuomenė. Armija. O armija pagal tarptautinę žodžio reikšmę tai yra ginkluoti žmonės. Ginkluoti, kurie gins savo kraštą, savo šeimas, savo namus ir savo tapatybę. Ar mes esame pakankamai ginkluoti? Gerai, kad dabar ir tiesioginė prasme dalykai yra pagerėję ir galų gale yra geriau finansuojamos ginkluotosios pajėgos ir turime sąjungininkus jau čia pat. Pasakiau žodį armija, tai puikiai supraskime, kad armija, kariuomenė, visuomenė kaip kariuomenė, ji turi arba neturi rezervą. Mes buvom susilpnėję, kai karinis rezervas buvo neremiamas ir net naikinamas, dabar jis vėl atkuriamas, bet turime turėti rezervą ir rūpestį tuo rezervu pačioje visuomenėje mūsų. Ar tas rezervas gausus? Aš norėčiau vieną dieną, galbūt dar vieną kitą kartą galėsiu čia dalyvauti, pamatyti antplūdį jaunų žmonių, kurie yra susivokęs savyje Lietuvos laisvės rezervas. Ir jie susirenka kartu su vyresniaisiais, kad patvirtintų savo buvimą ir savo pasiryžimą neatiduoti Lietuvos. Puolimai prieš Lietuvos laisvės kovas, prieš kovotojus ir tuo pačiu prieš Lietuvos esmę. Tai yra organizuota veikla, specialiai politiškai finansuojama iš tos pačios kaimyninės agresorės pusės. Tai yra dalis karo, kuris tęsiasi. Ideologinis, dvasinis karas. Sutrikdyti, palaužti, suklaidinti, padaryti Lietuvą neatsparę. Mūsų frontas turi daryti Lietuvą atsparę. Ir ne tik savo tarpe, bet ir aplink, kad abejingesnieji, ne visai susiorientuojantys arba pavilioti kokių nors madingų laikinų blizgučių nutoltų nuo savo buvimo ir darbo Lietuvai pareigos. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis buvo vienintelė teisėta valdžia okupuotoje Lietuvoje. O priešas, anuomet labai aršus, vėliau klastingas ir gudrus, mėgina pakirsti šią sampratą ir nuostatą. O gal jie buvo neteisėti, kokie nors bėgiojantis po miškus, kaip vieną kartą dar karjeros pradžioj taip
lengvai numetė ir dabartinis Rusijos prezidentas. Jie bėgiojo po miškus ir mes juos patvarkėm. Tai ten jie gali sakyti savo, ką nori, bet mūsų supratimas turi būti neišplautas. Tai yra tikroji Lietuva, tai yra kovojanti Lietuva, teisėta, vienintelė teisėta Lietuvos valdžia ir jos politinė linija. Jokių ginčių apie tai, kokie sprendimai buvo padaryti, ar kas nors gerai jos darė, ar turėjo teisę daryti, tai jau eina į kitą pusę, kurie sakė, kad čia yra neteisėta valdžia, neteisėti sukilėliai, neteisėti maištininkai, juos reikia šaudyti, karti, tremti ir sunaikinti. Taip kaip carų laikais. Kur tas dulkėtas traukinys, taip